Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Įsibėgėjęs gegužės mėnų, bet žieminės aprangos. Maškiai ir lekiam kažkur spinningaut. Su manimi šiandien kažkaip po ilgo laikotarpio 2 gegužiai, Jonas ir Poviliukas. Va. Mes su Jonu turim meškerės pasiėmę, Povilo va kokie. Su dviem įrankiai, su 2 meškerėm velkiaus, nežinau ką jisai čia darys ir šiandien spinningas, nežinau, pabandysim lydekos paieškot, gal koks šamiekas dar papuls, nepapuls, nereiks, tai žodžiu plėšrūnų žūklė ir lekiam į nemažą ežerėlį, pasižiūrėsim, kaip mums čia šiandien seksis. Pirmas kibimas, praplaukiam 3 valandas, nieko ir va Jonas. Per daug stabdis atleistas. Jonas įvolino gyvulį. Kaip tik Povilas parvežė Major Craftą nuo 20 iki 80. Ta, kur ir aš turiu prigaudęs, aš ant jo tikrai daug visokiausių žuvų. Ir Jonas sako, apžuvint reikės, tai va, pirmas kibimas. Vaikėmės čia mes į Povilą apie 5 minučių kokią, ne? Bet toks matėsi neblogas. Būtų gerai gegužuk su varikliu biškį apsisukti ir paduoti į priekį tenais, jeigu išeina. Kur? Lingylę? Nu va link tenais, nes jisai, mes einam, paeisim link jo, lengviau bus išsiimti. Ne, sustabdžiu viskas gerai dabar. Ranka pakirti? Jonas šiandien dar kaip tik prieš žvejybą sako, nesu pagavęs šamo. Sakau, bus jaunelį šiandien. Vėjas tik tais, kad taip komplikuoja situaciją. Dabar va truputėlį parimo banga. Būtų ir laivą gerai iškelti. O valtis lenda. Kišk meškerę. Achilas net pagyja. Užsidėjau pontunčiką mano nuo dėžutės paėmęs. Ai va, žiūrėkit koks apalas Povilo gražus. Dar iš Černobilio likęs. Su nuplyšusiu achilu dar būsi šamo nepaėmęs. Čia dar ne. Jau, tu, vietą. Suotasis. Jonai. Jonai. Duok petą. O ir pontunčikas pasirėjo. Ne pirmą, aš iš tikrųjų jau ant šitos gumos esu pagavęs žuvelioką. Nu, ta prasme ne vieną, dabar tai ne aš pagavau, bet Jonas ant to pontunčiko. Liot. Imk Jonai, nes man labai jau sunku vaikeliuk. Imkit už tenais ir parodo. Mes kaip tokie dideli, tai mūsų ūgio. O? Gerai. Joks. Antras dublis, užgidavau Jonui antrą šamėką, kol Povilas persiriždinėjo savo himzaščitos koją. Antras sausuotasis. Žvėris, Jonelis. Mažesnis šitas.
tą pačią gumą. Ir kitų ir nereikia, jis neeksperimentuoja. Stvėrė ant vienos, tai ir jam ir taip ir turi. Bet smeigas tai taip neblogai. Ir nupirštinę jeigu paimsiu. Va, vienas namolio, tikrai gana visiems bus. Kitas, čiau. Nu ką, chebrytė, papietavom ir vėl išplaukėm. Tai tas ir oras kardinaliai pasikeitė iš ryto, taip atrodo ganėtinai vėsu. Vėjas dabar pririmo, vėjas išlindo saulė. Rytas buvo geras tikrai, Jono duša mėsdos. Kas liečia lydekas, nu tai baisiai bėga, siaubingai. Nežinau, kas čia jom yra, nes pliumtelėjo arba tiesiog atsukai lazdą ir mauna žemyn. Su šamėkais truputėlį lengviau, čia laikai tokie turbūt atėję, kad šamuką lengviau pagauti negu lydeką. Aišku, mėtant kažkur į žolukės, į žolynus, į ragelius, ant vičo gal kokio, gal jo, bet kažkaip va tos lydekos pelaginės yra, bet toks baikštumas, kad nesu turbūt taip matęs. Tiesiog atsukai spindulį žemyn. O dar jeigu pastovėjo ilgiau, užmetė į pliaukštelėjo, irgi žemyn net neduoda pravedimo padaryti. Tai ką, ieškosim šamėko. Jų gal net nusirengti reikės kažkaip tai. Prašilo, Jonas jau irgi metė savo importinį kostiumą. Dabar daugiau turbūt į šamėko orientuosimės. Nes nu su lydekom labai sudėtinga. Seka, opa, žemyn. Tai čia dar ganėtinai neblogai, nes... Nu, kol Povilas ieško. Daug iš tikrųjų labai sulaukiu žinutės rašo, kaip kokį įrankį geriau pasirinkti, kokiais aš gaudau. Tai šiandien mūsų laive 3 kotai, visi Major Crafto. Tai jeigu kas nemėgstate castingo, tai didesniem žuvim, didesniem gumom, tarkim, Sienna Major Crafto CNS 822X. Nuo 20 iki 80 gramų pats turiu tokią meškerę, tokį spinningą. Žiauriai fainas, bet nu kažkaip, mes į Povilui gal. Jo, palačiau. Kažkaip, man kastingėlis. Kastingėlis man labiau patinka, tai gal šamų žūklėje, tarkim, ir geriau gaudyti su paprasta meškerė, ne su kastinginė, nes visgi truputėlį viskas greičiau vyksta, o tų metimų tikrai reikia ne vieną padaryti, visgi ir turbūt dėl to nenufilmuoju, kaip ten tas sekimas būna, kaip kibimas, nes reikėtų realiai visą dieną pajungus kamerą laikyti. Tai taip, antras kastinginis Povilo kotas, žiauriai smagus, nu jis gal pats daugiau galėtų apie jį papasakot, bet ten kažką matau daboja, tai Major Crafto Benkei. Koks čia užmetimas jo, Povilai? 8. Iki 8 gramų. Ar čia? Ne, 8. Čia tais 30 LB, tai 14-30 LBS, nežinau, aš nesigaudau, kaip ten skaičiuojasi. Nėra iš tikrųjų baisiai brangi meškerė, bet, nu, tikrai geras įrankis. Tiek lydekai, tiek tam pačiam vašamėkui, nu, toks tikrai labai verta grieko meškerė. Benkei Bits 702X. Povilai, prašau. Nu ir mano Major Crafto Deisas 360. Aš jau tikrai turbūt kiekvienoj laidoj jį paminiu, nu tikrai tobula meškerė.
Nežinau, kas gali būti geriau, gal jinai turbūt truputį gal per liauna ant šamėko, bet, nu, susidorojo aš su jais didelių, kaip labai nepagauni, tai galima apibendrinti taip, jeigu, nu, turbūt visos universalios meškerės gaudant pelaginę žuvį ir nebūtinai aš su juo ir tvičinimu, čia kažkuria tai dieną irgi viskas gerai muša, tas mano deisas 300 šiam voblerius povilo, irgi tas pats su benkiai išmuždinėja. Nu, Jono truputėlį gal jau per ilga būtų ten tam tvičui sijana nuo 20 iki 80 gramų, bet tarkim, jeigu norite išsirinkti ir turėti universalią meškerę, tai bet kuri iš šitų tikrai tiks. Pabandžiau užsidėti, ką dabar po pietų. Pavadėlis mano, guminukas ir viršui užsidėjau lapelį. Visgi, kad ta vibracija būtų dar didesnė, tai kažkaip dar kol kas ne, bet va sako Povilas, šamas. Nu, pabandom parodyti mes tą šamą. Saulė truputį šviečia. Va. Va. Čia tikrai yra šamėsda. Va, dabar gerai, va. Nu, Jonai. Gal dar biškį pasivyti reikia. Va taip va ir vaikomės, bičiuliai. Visus kotus galite rasti ir ne tik, ir lengvesnius, kietesnius, kam kas patinka labiau tam tikrom žvejybos sąlygom, galite rasti triturusfishing.com, bet jeigu reikia universalios meškerės, tai visos 3 šitos, kurios dabar yra mūsų laive, puikiai tam tiks. O dabar į šamo medžioklę toliau. Šamų pridaužęs pavargo. Nu ką, bičiuliai, antra dienos pusė, bet kažkaip nieko, jau vakarėja net iš ryto, kas pavyko, tai pavyko. Va, topinė spalva Jono, topinė guma, pontūnas geltona. Jis mėto su 15 gramų, aš su 10. Aš irgi vieną kibimą turėjau, kada jisai buvo aukščiau ant tos pačios spalvos. Tarkim, jeigu būdavo taip, kad nu tie plaukučiai man vis patinka valiuko daryti. Nu ir ne. Šiandien Povilas net pyko, sako, nusiimk tu tuos plaukus, nes neatbėga nuo jų, bet taip ir buvo. Ir spalvų, nu, žodžiu, keitėm, neaišku kaip kas, bet į šitą turbūt reagavo geriausiai. Tai nežinau, duškės šiandien irgi kažkaip vienas pasiekimas buvo turbūt ir viskas. Tuo tepalu irgi patepi, bet aš manau, kad vis tiek gera žvejyba, 2 šamai, tai, nu, realiai to daugiau reikia. Šamą lengviau pagauti negu lydeką šiai dienai. Va čia tai duoda vyrukas. Matėsi, kad kals šitas man sekė 2 kartus. Jonas pravedė ir keliaukit rogės į girią. Palaukit, vyručiai. Opa. Man kojos nesusindykit, vyrukai. Sukas yra, turis palikalimas. Kaip peša. Malatės.
Ūsuotis. Ūsuotis. Spjaudo. Opa. Pamiršau, kad Achilas nuplyšęs. Mokinkitės. Vaikai. Ką sudarojame. Kaip įsekta. Žiūrėkit gumą. Ūsuotis. Aito. Pažiūrim. Nedidukas. Bet labai gražus. Žiūrėkite jau. Va. Naujas išvizat. Paimų žodį, aš bus kikilis. Va. Nu? Dailo. Duokit replės, gal sudorosiu. Aš jį kažkaip. Va jau. Tomato. Ant Šašlykučiai. dešros. Šašlykučiai tomatiko viskį. Čiupo. Kažkas tai tokio. Plaukėm į krantą, atsisveikinę. Jo. Aš jau susiskleidęs meškerę, Jonas dar sako, nu dar vieną nuimsiu. Žodžiu, chebrytė, lydeką sunkiau šiai dienai yra pagauti negu šamuką. Gražuolis. Žvėrinčius. Nu? Keliaukit rogės į gėrę. Nu ką, bičiuliai, Jonas sudaužė į vieną kasą. Jis gaudė, duok Jonai tą gumą. Va. Va. Patepa. Vėžių ir česnakų. Patepa. Pas mane krūva gumų. Iš principo nedėjau tokios pačios, nors turiu. Bet nu tiek jau to. Bet tikrai guma daug reiškia. Turėjau vieną barkštelėjimą. Jonas tą žuvį nuėmė. Šaunuolis iš tikrųjų. Apžuvino meškerę, trūta į sijaną. Ir tiek turbūt draugai, tai jeigu važiuosite šamo, jūs privalote turėti šitą gumą. Čia tikrai be bairio. Į plaukučius šiandien nereagavo, net bėgo. Taip, kad tiek. Ačiū Jonai už pamokas, ačiū Povilai už gidavimą. Ačiū tau. Ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.